Labadiena merginos, labadiena Viktorija, labadiena visa nuostabi komanda, kuriai rūpi, kaip maitinasi, kaip jaučiatės dienoje ir labai smagu pasidžiaugti, kad klausimai, kuriuos surašėte man apie alyvuogių aliejų, yra labai svarbus, aktualūs jums. Taigi, belieka prisistatyti, esu Ineta iš Nemnem namų. Mes su vyru esame ypač tyro alyvuogių aliejaus atstovai Lietuvoje iš Slovėnijos Istrijos pusiasalio. Kodėl toks regionas, o ne kitoks? Galbūt pasekę ir pasidomėję mūsų istoriją ir mano asmeninę istoriją atvykimo iki alyvuogių aliejaus kelio. Ten rasite atsakymą, kodėl būtent Istrijos pusiasalis, kodėl ne Italija, kodėl ne Graikija, kodėl ne Ispanija. Ar ne, greitas toks atsakymas galėtų būti, kad aš tiesiog neturėjau laiko gydydama savo ligas. Aš neturėjau laiko ieškoti geriausio varianto didelėse šalyse, kuomet, žinant faktą, kad alyvuogių aliejus yra didžiausia padirbinėjamas produktas, tiesiog neturėjau laiko bandyti ištestuoti, ar ne, todėl buvo pasirinkti pasaulio reitinguose nominuojami aukščiausios klasės alyvuogių aliejai, reitinguojami 96, 98 iš 100 balų sistemoje. Tai taip atkeliavo alyvuogių aliejus į mūsų namus. Taip po to mes iškeliavome į ūkius susipažinti su šeimininkais. Na ir visa istorija, kurią mes sekame ir dalijamės visomis žiniomis sukauptomis gautomis iš ūkių šeimininkų, mielai dalinsimės ir su jumis. Tai tiek, kiek šiandien spėjau pas save pasidalinti informaciją apie alyvuogių aliejaus spaudimo būdus. Norėčiau prabėgti ir jūsų rūpimais klausimais. Bet toks bendrinis ir daugam labai aktualus klausimas, kiek žiūriu, tai apskritai kaip pasirinkti alyvuogių aliejų, ar ne, kodėl alyvuogių aliejus, kodėl ne kanapių kažkas rašote, ar ne, kodėl ne taukai, kodėl negi sviestas, kodėl. Alyvuogių aliejus yra augalinis produktas. Mes apie jį kaip aukso gyslą kalbame, todėl kad būtent jame gyvena didžiausias kiekis polifenolių reikalingų mūsų organizmui. Polifenolis gyvena alyvuogių aliejaus kauliuke, o jį paimti nėra lengva. Todėl ši medžiaga, gyvenanti alyvuogių aliejaus kauliuke, ir yra imama ir spaudžiama anksti, dar uogai neprisirpus. Alyvuogių aliejus gausus polifenolių regeneruoja mūsų kūno ląstelę, atstato, kitaip sakant, ją. Ir tai yra didžiausias oksidantų kiekis maisto amplitudėje, kaip įvardinti tiksliau jums. Tai vat grįžti prie šito klausimo, kodėl tie polifenoliai, kur jie gyvena, kodėl iš to ir išplaukia atsakymas, kodėl ypač tyras, kodėl ankstyvas derlius, kodėl pirmo spaudimo. Ir šiandienos įraše irgi dariau ir atsakymus, tiesiog pateikiau žmonėms, kad aukštesnės klasės ir nebūna tokie, kokie jau yra nominuoti pasaulio reitinguose. Antro spaudimo ir nebūna, o jeigu ir būna, tai būna išspaudų aliejus. Ar ne, čia kažkas ir netgi minėjo, kuo skiriasi alyvuogių aliejus nuo išspaudų aliejų. Kada jau ta visa košė vadinama, kuri sutrynus gaunasi ir išspaudus ta visa maloniosios spalvos atliekos, jos dar kartą yra presuojamos, spaudžiamos, keliant temperatūrą ir taip dar kartą gaunant alyvuogių aliejaus išspaudų aliejų, kuomet jau maistinių medžiagų tenai nieko ir nebelieka. Tai va, grįžtant prie tos istorijos, kaip visas tas polifenolis, apie kurį mes kalbame, ir tik polifenolis gyvenantis alyvuogių aliejuje
ne kanapė, ne kitame, todėl ir net nedrįsiu lyginti alyvuogių aliejaus su kanapių alyvuogių aliejumi, nes čia kalba eina apie tai, kad augalinės kilmės aliejaus pagalba organizmą prisotinti polifenolių. Nekartą turbūt esate skaitę ir etiketes ir matę pažymėtus rodmenis, kada polifenolių nenurodoma visiškai, iš tiesų tai net nebūtina yra pagal ES standartus. Todėl ne visose etiketėse ir rasite. Net ir tie mūsų maži ūkeliai, jie irgi yra įpareigoti ir įsprausti tam tikrų įstatymų amplitudėje ir na, tiesiog jie rašo etiketes tokias, kokias standartiškai rašo. Mes, kiek konfliktuodami su veterinarinė tarnyba, verčiame šitas etiketes ir nurodome rūgštingumą ir peroksidų kiekį, nes tai yra svarbu, nes mes apie tai labai daug kalbame, nes būtent polifenolis mums yra reikalingas organizmui atstatyti, regeneruoti ląstelę. Tai dar sugrįžtant prie to, kaipgi tas polifenolis parkeliauja, ar ne, kaip jisai atsiranda tame alyvuogių aliejuje, tame butelyje. Anksti nuskinta uoga, sėkla, uogos sėklos istorija ir duotybė gyvenime ir gyvavime, apskritai visų sėklų turbūt yra sėtis, daugintis, dalintis, būti nauju, iš naujo pasisėti, ar ne? Tai ta gyvybės, meilės ir energijos ir valios būti ląstelėje jėga ir yra polifenolis, kuris gyvena alyvuogių aliejaus kauliuke. Tik ankstyvo derliaus nuėmimo metu yra alyvuogė nuskinama, dar neleidus polifenoliui patekti į minkštąją alyvuogės dalį, kuomet polifenolis duotų jai signalą sirpti. Todėl tokiu būdu nuskynus labai ankstyvą derlių, yra polifenolis pagaunamas, sugaunamas, pačiumpamas, nežinau kaip panaudoti tinkamą žodį, bet tokiu būdu tik tai anksti nurinkus derlių galima pačiupti tą polifenolį ir ankstyvo derliaus pasekoje išgauti aukščiausios klasės alyvuogių aliejų. Tai dar ne viskas, nes gamybos procese naudojama spaudimo temperatūra lygiai taip pat turi didelės įtakos, kiekgi mes to alyvuogių aliejaus gausime. Jeigu ūkininkas malūne pakeltų spaudimo temperatūrą virš 28, taip jisai gautų didesnį kiekį aliejaus, džiaugtųsi, ar ne, piniginiai išsiplėstų, bet mums nebeliktų kokybės. Tada sumažėtų rūgštingumas, to pasekoje sumažėtų polifenolių. Todėl mūsų pasirinkimas yra dirbti su labai mažais ūkeliais, kurie augina iki 2000 alyvmedžių giraitės, tam, kad tiesiog neįvesti savęs į konkurencijos pinklės, galbūt į to padirbinėjamo produkto pinklės, į nekokybiško produkto pinklės. Tad tie 36 ar vos daugiau butelių atkeliaujantis kiekvienais metais į mūsų šeimos gretas yra tikrai grynas ir šventas auksas, kuriuo mes su jumis dalijamės. Na ir to pasekoje, kaip ir minėjau, kuo yra spaudžiama šalto, dėl to ir yra sakoma, kad šalto spaudimo. Kodėl šalto? Jisai tiesiog taip yra įvardyjamas, nes žemiau kaip 27, aukščiau kaip 27-28 mes jau nebegalime kelti tokios temperatūros, nes turėsime didelį kiekį aliejaus, bet nebeturėsime kokybės. Ten nebebus to mums reikiamo rūgštingumo, pagal kurį yra vertinama skalė alyvuogių aliejaus kokybės vertinimo amplitudėje. Kuo didesnis rūgštingumas, tuo alyvuogių aliejaus kokybė yra prastesnė, ar ne? Kuo alyvuogių aliejaus rūgštingumas yra mažesnis, o ES normatyvose jisai yra nurodytas iki 0,8, akcentuoju, 0,8. O tokius produktus jau ir rasite visose maisto prekių lentynose. Prekybininkai
ir visa maisto produkto komercija jau tuo žaidžia. Todėl akcentuoju, mūsų ūkių visi aliejai nesiekia 0,2 procentų rūgštingumo. Galite įsivaizduoti skirtumą? Tai yra protų nesuvokiama. Mes apie tai labai aktyviai kalbame degustacijų metu, kad žmonės ragautų, patirtų, analizuotų etiketes, pradėtų suprasti, ką tai reiškia, nes būtent kuo yra mažesnis alyvuogių aliejaus rūgštingumas, tuo yra didesnis tas reikiamų mums polifenolių kiekis organizme didesnis. Tai šitoje vietoje labai kviečiu neapsigauti. Ir mes iš tiesų esame itin saugus, todėl kad kiekvieno ūkio, po kiekvieno derliaus nuėmimo mes prašome sertifikatų, mes prašome kokybės išrašų, mes prašome analizės reportų, kuriuose matyti sudedamųjų dalių tiek polifenolių, tiek rūgštingumo skalės parametrai nurodyti, tiek peroksidų kiekis, o peroksidų kiekis taip pat turėtų būti nurodytas ant etiketės. Tai lemia, kiek santykio su oru spaudžiant buvo alyvuogių aliejaus santykis. Ne paslaptis, gimstame ir pradedame senti, lygiai taip pat yra su alyvuogių aliejumi. Kuo mažiau santykio turi turėti spaudimo metu alyvuogių aliejus būtent su oru. Tai va tokia įžanga galbūt apie tą mūsų ūkinę dalį, ar ne, ir dalis jums informacijos, tai vis tik kas yra tas ypač tyras, taip gražiai apipintas visokiais mitais ir visokiais gražiais terminais, kurių galbūt ne kiekvienas iš tiesų suprantame. Bet, būti saugiam ir mokėti teisingai pasirinkti alyvuogių aliejų, kaip minėjau, skaitant etiketes, nors ir iš tiesų ten ne viską rasite surašyta, kaip sakau, tikrai parduotuvėse žaidžiama tam tikromis frazėmis, žaidžiama tam tikromis parametrų skalės amplitudėmis ir skaičiais. Tai būti saugiam ir akcentuotis į mažus, nedidelius sertifikuotus ekologiškus ūkelius yra vienas iš saugiausių būdų šeimoje ir savo virtuvėje turėti itin aukštos klasės alyvuogių aliejų. O jeigu dar praktikuoti mano rytinį ritualą alyvuogių aliejaus šaukšto rytinį gėrimą, tai ypatingai būtina pasirinkti geros klasės alyvuogių aliejų. Tam, kad išmoktumėte jį pasirinkti, atkreipkite dėmesį, kad vienas iš pagrindinių parametrų turėtų būti rūgštingumas, polifenoliai. Toliau, visada alyvuogių aliejus pilstomas į tamsaus stiklo butelius. Tai yra visada, išskyrus nodelio, į alyvuogių aliejaus sulčių, tą patį šviežiausią pirminį išspaudimą alyvuogių aliejų, jisai gali būti pilstomas į šviesius butelius, jos naudojimo terminas yra labai trumpas 3 savaitės. Visi kiti aliejai yra pilstomi į tamsaus stiklo butelius. Nei vienas mūsų ūkių, tai yra maži ūkeliai, neleidžia savo pilstyti į didesnę tarą kaip 0,5 litro. Vėlgi dėl to, kad alyvuogių aliejus pradarius reikia sunaudoti per 18 mėnesių. Mes taip išvengėme senėjimo proceso, turėdami mažesnį kiekį alyvuogių aliejaus virtuvėje, ar ne, jį besistengdami greičiau sunaudoti. Nors mūsų šeimoje butelis išgaruoja per 2-3 savaitės, ar ne. Tai to pasekoje tikrai kviesčiau išmokti pasirinkti tinkamai alyvuogių aliejų, visų pirma atkreipiant dėmesį į tamsaus stiklo butelį. Mūsų ūkiai visada alyvuogių aliejaus partijas žymi, taip pat numeruoja. Kai kas yra iš ūkelių, įsivaizduokite, kokie maži numeruoja netgi ranka, užrašydami ant etiketės, tai nurodydami ir galiojimo datą, ir nepamirškite, akcentuoju, nuo atidarymo 18 mėnesių. Neužsuktas butelis 18 mėnesių, o nuo atidarymo, kada jau prasideda tas mūsų oksidacinis procesas, ar ne.
Tai skaitome toliau ir gebame pasirinkti tinkamai alyvuogių aliejų, ar ne? Tai jeigu rasite numeruotus butelius, serijas surašytas, jau yra gerai. Jeigu rasite saugomos augimvietės ženklus, labai gerai. Taip pat bioekologiškas ūkis. Vėlgi, kiekviena etiketė, kiekvienas spaudukas įrodantis alyvuogių aliejaus kokybę įrodantis, jisai ūkiams kainuoja tikrai nemažus pinigus, bet tam, kad įrodyti, kad tai yra ypatingai aukštos klasės alyvuogių aliejus, jie tiesiog turi keliauti šito keliu ir tikrai nelengvas tas kelias yra, normatyvų labai daug. Tai tokie pasirinkimo variantai, ar ne, ir mes jau niekada nekalbame apie jokias kitas išskyrus stiklinę tarą alyvuogių aliejui. Jokia skarda, tam, kad išvengti cheminės sudėties įtakos alyvuogių aliejaus kokybei, jau nekalbant apie tai, kad žinoma iš Tuniso keliaujamų pačių alyvuogių kelio istoriją apie aliejų aš patyliu. Tai mes prie to liečiamės labai arti ir taip kaip dažnai mėgstu paminėti, kad visą tą procesą, kurį mes matome, kaip vyksta visas šitas darbas pas mūsų ūkeliuose, galėčiau lyginti tikrai su mūsų mažų sodų obuolių rinkimo ir skinimo ir sulčių spaudimo procesu, kada mūsų ūkiai įsileidžia labai artimai į savo namus, į savo ūkius, leidžia dalyvauti visame šitame procese, dalinti žiniomis su jumis ir viską perteikti tiesiog iš lūpų į lūpas, jau nekalbant apie tai, kad esame vedžiojami giraitėse po medžius ir yra kas supažindina su koks alyvmedis, kokias uogas, ar ne augina, sirpina, kaip tą rūšį atpažinti. Ir apie rūšis irgi būtų galima kalbėti. Toliau atsakant į klausimą, kaip vis tik tos skoninės savybės skiriasi, ar ne, ką pasirinkti. Tai jeigu nesirinkti polifenolių kiekio ir norint pasirinkti alyvuogių aliejų skonių prasme, lyginant su kanapių, su moliūgų, turime kepimui nuostabų rapsų aliejų, ar ne, Lietuvoje nuostabiai geltonuoja rapsų laukai, turime to produkto tikrai šalia, bet mes kalbame apie tai, kad to polifenolio, kurio mums reikia organizmui, turi alyvuogių aliejus daugiausiai. Tai štai kodėl jisai atsistoja į pirmas gretas salotoms, kepimui ir visiems kitokiems pagardams, būtent kalbant apie alyvuogių aliejaus išskirtinumą, lyginant skalėje su kitais aliejais, ar ne. Toliau, kas būtų aktualu, kamštis. Aišku, jūs jo nepamatysite neprasukę butelio, bet akcentuotina yra ir tai, ir šiemet susidūrėme su keletos klientų taip pat pastabomis, kad ne visose kamščiuose yra ratelis pilimo, lėtinantis pilimo greitį, ar ne, alyvuogių aliejaus. Tai yra nebe reikalo, dalis ūkių to atsisako dėl mažesnio sunaudojimo plasmasės gamybos procese. Tai va toks vienas iš tokių argumentų būtų, bet atkreipkite dėmesį, kad kamštis iš tiesų yra labai svarbus, jisai turi būti sandarus, jisai turi būti gražiai besileidžiantis tekėti alyvuogių aliejaus sroviai ir žinoma, nepabijokite jo dozuoti, pildami į šaukštą, ne tik tai iš karto į salotų lėkštę ar į keptuvę. Tai kadangi kalba pasisuko apie keptuvę, galime pakalbėti ir apie tai, kodėl alyvuogių aliejų, ar galima alyvuogių aliejų naudoti kepimui. Iš tiesų, nežinau, kaip sureaguotų bet koks italas, bet koks ispanas ar graikas, užaugęs nuo mažumės ir valgęs visus patiekalus tik tai naudojant alyvuogių aliejų, nes jie nežinau ar daugiau ką turi. Tai
Atsakymas yra taip. Ant alyvuogių aliejaus galima kepti ir būtina. Vėlgi atsidurėme į polifenolius. Nes būtent polifenoliai gyvenantis alyvuogių aliejuje mažina kancerogeninių medžiagų susidarimą kepimo metu. Ir leiskite savo mielosios patirti šitą malonumą. Į keptuvę tiesiog įlašindamos vos porą lašų alyvuogių aliejaus. Pajuskite, koks yra skonis, koks yra kvapas, koks yra nuostabus aromatas virtuvėje ir tikrai suprasite ir įsitikinsite, kad turite nuostabų dalyką kepimui. Gal ne kiekvieno kišenė leidžia tai daryti, bet vaikui blyną iškepti, pamiluokite jį. Tas pačias bulvytės frį iškepti, pamiluokite jį. Visą kitą naudoti padažams, salotoms, sriuboms, pagardinti. Vienareikšmiškai naudojamas alyvuogių aliejus. Vėlgi dėl tos savo ypatingosios polifenolių gausos jame. Tai va, daugiau kas iš jūsų rūpimų klausimų būtų. Apie kepimą atsakiau, apie salotas taip, kodėl aliejus su to netaukai ir negys sviestas, tai irgi yra pasirinkimai. Tai iš tiesų irgi yra pasirinkimai. Gys sviestas yra pasirinkimas kepimui, faktas, bet ten negyvena polifenoliai. Taukai, šitą atleiskite, bet niekada gyvenime nenaudoju ir turbūt, kad nenaudosiu. Neturiu iš tikrųjų komentarų šitam atsakymui. O aliejus, nes mes tame gyvename, mes kalbam aktyviai apie polifenolius ir visame tame maudomės ir esame masiškai pamišę. Apie pakuotę jau atsakiau, kad visada rinktis stiklo pakuotėje, tamsioje, vengti plasmasės, vengti skardos. Apie kanapių ir alyvuogių aliejaus skirtumus lyg tai prabėgom irgi mintimi su ta mintimi, kad vis tik mes tą gurmanišką skonį galime plėsti labai įvairiai. Netgi alyvuogių aliejus degustacijų metu degustuojamas 5-6 rūšis ir tai priklauso, jos skoninės savybės priklausys nuo alyvuogių aliejaus rūšies. Galiu pamokyti jūs, tarkime, kaip pasirinkti alyvuogių aliejų skoninių savybių pagrindų. Blendas, miksas, kitaip vadinamas alyvuogių aliejus, yra spaudžiamas iš įvairių alyvuogių rūšių, uogų rūšių. Tai gali būti lečino, pendolino, pikualis, maurino, kokios tik nori. Ir tai testuoja ūkis. Ūkininkai sprendžia, kokį skonį jie norėtų šiai dienai sukurti ar ne ir paleisti į rinką. Tokio tipo miksas uogų alyvuogių aliejus vadinamas blendu. Skoninės savybės gali būti nuo iki, priklausomai nuo to, kokiu santykiu buvo sumaišytos įvairios rūšis uogų, alyvuogių, priklausys ir jo pikantiškumas, tas piktumas vadinamas, kurį pajuntate čia gerklose ar ne. Degustacijų metu mes mokome teisingai, kaip ragauti, degustuoti alyvuogių aliejų. Ir visos kitos skoninių savybių gama bus labai įvairi ir skirtinga, nei jūs ragautumėte vienos uogos alyvuogių aliejų. Jeigu pirksite alyvuogių aliejų pikual, pavyzdžiui, arba mūsų atveju iš mūsų regiono tokia uoga lečino. Jinai pasižymi itin subtiliu, švelniu skoniu, kurį gerti duodu netgi šaukštą rytais ir savo mažai dukrai. Ir tai įtakoja alyvuogių aliejaus skonį. Ir jeigu ragausite, tarkime, į strabėlicą uogos, vienos uogos išspaustą šitą alyvuogių aliejų, suprasite, koks yra didžiulis skirtumas, nes tai yra vienas iš aštriausių tame regione alyvuogių aliejaus rūšių. Uoga yra pati itin pikantiška, subtili, iki negalėjimų ir labai pikta mūsų burnai, mūsų suvokimui apskritai.
Tai va ta prasme irgi turėtumėte atkreipti, kokia yra sudedamoji dalis alyvuogių rūšių pačiame alyvuogių aliejuje. Na ir belieka tik tai pakviesti. Belieka tik tai pakviesti ragauti, degustuoti, sveikai maitintis, būti gražiom, besirūpinančiam savimi, mylinčiam save, gerbiančiam save, sveikoms ir gražioms. Labai labai dėkoju Jums, kad buvote su manimi kartu, išklausėte, galbūt įsidėmėjote. Jei neatsakiau į Jums rūpimą klausimą, galite kreiptis asmeniškai ar rašyti iš naujo. Mielai su Jumis susisieksime. Iki malonaus.